Kai šokių projekte vienas dalyvių emocijas veja kitos, Tina visada rami kaip stoikas. Besišypsanti, kai ją nukreiptos kameros, tokia pati ir užkulisiuose. Nė per nago juodimą neišduodanti, kasgi vyksta jo širdyje. Jinai yra stipri dėl to, kad ją ir su žemėm sumaišė ir vėl iškėlė į viršų ir vėl sumaišė. Man atrodo, jinai užsiaugino storą odą, kur nepraleidžia tos blogos nuotaikos. Tačiau šią savaitę paklausta, kasgi jai yra tas šaukštas deguto galinti sugadinti medaus statinę, Tina buvo stebėtinai atvira. Tai yra viešumo kaina, kada iš tiesų yra vertinama ne tai, ką tu sukuri, o nežinau, kūno dalis, pavyzdžiui, šios savaitės vertinimas. Po praėjusios laidos Tinos ir Tado šokio pasirodė straipsnis, kuriame buvo aptarinėjamas Tinos užpakaliukas, išdykėliškai atsidengė šokio metu. Man pačiai nėra malonu, nes aš galvoju, kad tame pasirodyme buvo kažko daugiau negu tik tai mano ten kažkokia praslydusi suknelė ir kažkokia kūno dalis atsivėrus. Nežinau, ką ten reikia kombinezoną užsimauti, kad nedaug dievė kas nors nepasimatytų. O čia, žinai, yra taip, kad tave kala pirmam puslapis su visu užpakaliuku per visą ekraną ir tada visi, kokia jinai amorali, ką jinai sau leidžia. Čia mat kažkas pasimatė. Nieko čia nepasimatė, na, kaip pležą pasižiūrėsi, ten va, tiek ir tiek, kiek nori tų užpakaliukų ir nieko blogo. Ir, ta prasme, viskas valiojasi, yra gražus ir to reikia džiaugtis.